Toje mano temoje aiškiai turėtų būti sangrąžinė dalelytė, nes tai, ką aš kalbėsiu, tai aš bandysiu akcentuoti, kad pilietiškumo ugdymasis galėtų būti daug įdomesnė tema ir gal joje būtų mažiau pamoksliškumo. Nes kai mes kalbam apie ugdymą, tai mes kalbam apie tai, kad mes toj vieni kitus pradėsime ugdyti ir gal net šiandien jau pradėjome vieni kitus ugdyti čia susirinkę. Man atrodo, kad daug svarbesnis dalykas yra pastebėti, kad tiesą sakant, pagrindinis ugdymo subjektas ir objektas galėtų sutapti. Kitaip sakant, tas, kuris turi savį, ne, kaip asmenį, galėtų to savo asmeniu paimti ir vieną dieną susirūpinti. Susirūpinti tokia paprasta prasme, kad tiesiog paimtų ir pradėtų galvoti, ką jis gali su savimi padaryti prieš darydamas ką nors su kitais. Man atrodo, labai vertas užsiėmimas yra išsikelti savo tikslą ir pabandyti, kaip aš sakau, ką nors iš savęs ir su savimi padaryti. Kontekstas tokiam bandymui nėra labai palankus, todėl kad, tarkime, ir pačioje mokykloje, kągi mes matome dalykus, jie ir vadinasi ne mokslais, atkreipkite dėmesį, o dalykais. Mes ten mokomės ir mokome dalykų, rusiškai dar geriau skamba predmet, suprask daiktų, mes ten mokomės nuėję. Tai va tie dalykai, tie daiktai, kurių mes ten mokomės, daugeliu atveju yra nukreipti kur tik norite, bet tik ne į žmogų. Astronomija mums liepia žiūrėti į žvaigždes, biologija mums liepia domėtis pingvinais, fizika gamtos reiškiniais. Beveik nėra disciplinų, kurios pakviestų mus visų pirma pasižiūrėti į save ir prisiminti, kad mes esame. Jie sako, kad prisiminsime, kad jūs esate tada, kai baigsime šitais svarbesniais už jūs dalykais – žvaigždėmis ir pingvinais. O problema vis dėlto matyti yra ta, kad kol žmogus nepastebi, kad jis yra ir kad jis yra už save atsakingas, kad jis privalo savyje, tam tikrus dalykus su savimi atlikti. Sakau, man gražiausias pavyzdys yra, čia tokia anapus upės sporto klubą lankau ir ten susitinku su raumenų pasaulio žmonėmis. Koks man jie yra puikus pavyzdys, kaip jie rūpinasi savo raumenimis. Kokius kokteilius jie ten geria. Tas nesvarbu, bet jie supranta keletą labai svarbių dalykų. Pirma, kad niekas kitas be jų pačių jiems raumenų neužaugins. Kartais mokykloje mes matome situaciją, kurioje ateina žmogus, ar ne, jis sako, aš esu tavo mokytojas ir tuoj aš tave išmokysiu. Kartais sako, aš tave žmogum padarysiu dar rimčiau. Bet jis sako, būkite, taip sakant, atviri man, leiskitės išmokomi ir aš tuoj jūs išmokysiu. Ir tada jis, kadangi taip rimtai atrodo, mokiniai galvoja, tikrai gal išmokys? Ir jie sako, gerai, mokyk, pažiūrėsim, kaip tau sekasi. Ir tada pavasarį jie tam žmogui, kuris prižadėjo jos išmokyti, sako, palauk, tu žadėjai mus išmokyti, bet neišmokėjai. Tai ką dabar darys? Suprask, jis pasižadėjo. Jis nekvietė jų patiems pabandyti save išmokyti. Man atrodo, va čia yra tas uždavinys, kur galėtumėm gal mes visi tokią dalelę šiek tiek atsakomybės nuo savęs nusiimti ir nesakyti, kad štai mes toj vieni kitus išmokysime, štai mes toj vieni kitus piliečiais padarysime ir beje padarysime labai griežtų, kurikulume numatytų laikų nuo 1 iki 2. Apoteozė viso šito nonsenso, kad ne tik galima pilietiškumą kitam išugdyti, gal jam net ir nenorint, nes atkreipkite dėmesį, mokykloje yra tam tikra tokia situacija susikloščiusi, kad atrodo, kad mokiniai nebenori mokytis. Ką reikia tada daryti? Reikia surasti metodų, kuriais mes juos apgaudami vis tiek juos išmokytumėm. Jie vis tiek bėgs nuo mūsų ir mums reikia tada kaip galima daugiau naujų metodų sugalvoti, kuriais mes juos vis tiek pavysim ir išmokysim. Ir tada mokykloje mes matome, sakau, kaip mokiniai 1 klasėje kovoja dėl 1 suolų, o 12 klasėje dėl 12 suolų
per 12 metų pasiekėme, kad jie, taip sakant, bėga nuo mūsų ir tik laiko. Jeigu ne sienos, jie atsisėstų dar toliau nuo mūsų. Pati idėja mokyklos, mokyklos kaip pasiruošimo gyvenimo idėja, man irgi atrodo yra labai kenksminga, nes jie irgi tokius suponuoja tokią nuostatą, kad tiesą sakant, čia dar nėra gyvenimas. Čia dar tik pasiruošimas. Kaip suprantat, gyvenimas prasideda 3 valandą popiet. Kai baigėsi pasiruošimas, jis prasideda šeštadienį, jis prasideda per atostogas, reikia laukti Kalėdų, Velykų, nes ten ir yra tikrasis gyvenimas. Tai va, kaip čia, taip sakant, padarius, kad tas gyvenimas grįžtų į mokyklą ir grįžtų va šito pavydalu, šiuo atveju, šiuo aspektu, kuris mums visiems čia rūpi. Aš manau, kad socialinių mokslų tas blokas mokykloje galėtų būti išplėstas. Pilietiškumas galėtų būti ugdomas, tam žinoma reikėtų paruošti mokytojus, kurių mes paruošti negalime, nes negalime jiems suteikti 2, 3 ir 4 specialybių. Mokytojas, kuris dėstytų psichologiją, filosofiją, politologiją, logiką. Galimas dalykas, jis padėtų tiems žmonėms pamatyti ir suprasti save, nes tik toks žmogus galėtų iš savęs vėliau ką nors daryti ir tik toks žmogus, mano supratimu, galėtų vadintis piliečiu. Pilietis tai yra sugebėjimas gyventi, mąstyti ir veikti savarankiškai. Savarankiškumo, atsakau taip, grinai praktiškai žiūrint, gal ir būtų galima mokytis to socialinio bloko pamokose, nes aišku, čia ir istorija, ir kalbos, čia ne tik tie dalykai, kuriuos aš paminėjau, bet tie dalykai, kurie susiję su humanistika tokia plačiaja prasme, su humanistika, kuri padeda žmogui suprasti save. Nes ką aš vis daugiau matau, aš matau visokiausių rūšių vadybininkus, kurie man nekelia pasitikėjimo, nes aš juose nematau vieno sugebėjimo – būti savęs vadybininku. Jie gali vadovauti kam tik nori. Jie turi specialių žinių, jie ten išmokyti kitą kartą kūno kalbos, jie moka ištraukti ir paduoti kortelę, jie moka susidraugauti. Gražiausia yra žiūrėti į tokius 2 išmokusius susidraugauti specialiais būdais, kai vienas su kitu bando susidraugauti. Va, tai aš tais tokio tipo išmokymais, kuriuose, sakau, kažkas kažko išmokė, bet tas kažkas nežino, kam jam šito reikia. Va, ir tada atsiranda klausimėlio tos laidos puikios gyventojai, kurie irgi žino, tik nesupranta, bet žino ir žino, kad žino. Ir va tai jiems suteikia pasitikėjimo atsakinėti į klausimus. Sakymuose susimaišo, reiškia, valstybių sostinės su prieskonių pavadinimais. Jie žino ir prieskonius, ir valstybių sostinės. Geriau jie būtų nežinoję. Tai va to atsakingumo, sakau, už save labai praktiniu būdu galima būtų mokyti va tame plačiame humanistikos tokiame bloke, kuriame ir istorija, ir aišku kalbos, ir filosofija, ir psichologija leistų žmogui suteiktų aparatą, kurio pagalba jis galėtų save kontekstualizuoti, verbalizuoti, jis išmoktų save suprasti, jis išmoktų pats savo visų pirma paaiškinti, ko jis nori. Tada jam, kai ateitų 40 metų, jam nereikėtų kaučerių. Nes kai jam 40, jis samdosi kaučerį ir sako, aš nežinau, ko aš galiu norėti. Kaučeris sako, aš tau pasakysiu, ko tu gali ir turi norėti. Ir išmoko jį norėti. Tai va tokių, taip sakant, situacijų gal būtų galima išvengti, jeigu žmogus kuo anksčiau galėtų suprasti paprastą dalyką, kad jis turi save ir turi pareigą ir teisę su savimi ką nors padaryti. Ir man atrodo, net kai žmogui visai nieko neįdomu, o kartais aš matau tos cool veidus mokyklose, kuriems lik ir niekas neįdomu. Bet aš tikiu, kad patys savo jie vis tiek dar yra įdomus. Ir va tokiu būdu atgręžus jos šiek tiek į save ir, na, tiesą sakant, parodžiu šitokio dėmesio, kad jie irgi yra svarbus šitame švietimo, auklėjimo procese. Ir sakau, tą idėją, kuri atrodo tokia banali, kad net gėda ją kartoti, kad tu turi pats save ir tu esi tas kuris ir tu esi tas kurį. Tie 2 viename.
Čia tokia banalybė, bet, o kaip kitaip? Juk tu esi tas, kuris kelia save ryte. Pats savo, su kuo ten kalbės ryte, sakydamas, kelkis, dar nesikelsiu ir vėl sakydamas, pamatysi, kas bus, jeigu nesikelsi, bus kaip vakar, kai nesikėlė. Tada save pakeli, vedi į vonę, nuprausi, arba sakai, gal neprausiu šito tipo, gal dar ir taip bus gerai. Tada vedi į gatvę, atvedi į konferenciją, liepi jam kažką kalbėti. Va, tu esi tas, kuris, tas du viename ir kuo anksčiau tą pamatai, man atrodo, tuo geriau, nesakau, kaip grįžtant prie tų raumenų pasaulio žmonių ir dvasinių savybių žmonių. Raumenų pasaulio žmonės žino, kad už juos niekas nieko negali padaryti ir jie žino vieną tiesą. Pradėjęs auginti raumenis negali sustoti, nes tą dieną, kai sustosi, tavo raumenis pradės virsti lašiniais. Kelio nėra atgal. Dvasinio pasaulio žmonės galvoja kažkodėl, kad savybės, kurias jie turi, yra amžinai, kad jeigu turi atmintį, turi vaizduotę ir dalykus, tai nereikia jų lavinti, nes tu jau baigiai, jie taip ir sako, tau 30 metų, tu dar vis mokaisi, tu dar nebaigiai šitos nesąmonės. Va, o kad šitas procesas yra begalinis ir nepabaigiamas, sakau, toks, gal naivus palyginimas su raumenų pasaulio, sakau, žmonėmis galėtų visgi mus įtikinti, kad atmintis dėja yra dar blogiau, kad neturi raumenų, gali prieš veidrodį atsistojęs pamatyti. Kad neturi atminties, gali ir neprisiminti kitą sykį, nes reikia turėti atminties, kad prisimintum, ko neprisimeni. Kad vaizduotę reikia treniruoti, nes tau pritruks vaizduotės pastebėti, kas būtų, jeigu tu turėtum vaizduotę. Na ir visai žiauriai, kad proto trūksta, reikia daug proto tam pastebėti. Ir va tas savęs treniravimo ir, sakau, eksperimentavimo su savimi dalykas. Jis, man atrodo, labai įdomus. Jo būtų galima jaunimą uždegti. Nes kas yra tavo gyvenimas? Tavo gyvenimas yra eksperimentas. Jame veikia klaidų ir bandymų metodas. Bet tu esi tas eksperimentatorius. Tas galėtų būti įdomu. Ačiū uždėmesį. Gerbiamas Liutaurai, galbūt nepabėkite dar. Noriu pasiūlyti nelaukti visų pranešimų pabaigos, tam, kad mes galėtume paklausti pranešėjų, refleksuoti kažkokiu būdu. Va štai 3 mikrofonai yra per vidurį šonuose. Gal Liutaurai, grįžkite dar minutėlį. Ir prašom, jeigu kas turite kažkokių klausimų arba refleksijų, prašom. Aš tikiu, jeigu kompanija būtų 10 žmonių, visi 9 manęs paklaustų. Čia dideliai salėje nėra taip jauku. Noriu padrasinti, kadangi projektas Drąsinkim ateitį misijoje jo yra drąsinti jaunimą, vaikus, tai noriu padrasinti ir čia susirinkusius mokytojus ir mokyklų vadovus. Prašom, drąsiau. Taip, tai toks yra neutralesnis būdas, bet jis užimtų laiko daugiau raštu. Tai tada, ką nori, tą rašai. O atsakinėtojui labai patogu, kad jis gali atsakinėti, ką nori, kaip suprantat, nes nieks nežino, kas ką parašė. Atsiprašau labai, ačiū Jums už tikrai naudingas, įdomias mintis. Ne veltui Jūs esate poetas ir filosofas ir taip toliau, bet yra toks paradoksas. Aš tiesiog pasakysiu vieną tik sakinį. O kaip mums dirbti ir kaip mums mąstyti, jeigu mokykloje mus moko būti vadybininkais? Tiesiai šviesiai mums yra sakoma, kad mokytojas yra vadybininkas. Bent mano mokykloje tai taip. Čia yra vadyba. Paradoksas yra. Truputį, kad vadybos nėra blogai mokytis, jeigu vadyboje išmoksti savęs vadybos. Tai tikrai... Ne, bet aš suprantu, kad sakau, vadyba tai yra sugebėjimas tvarkyti santykius tarp žmonių. Ne daiktus vadybininkas, nes jeigu vadybininkas mokosi tvarkyti daiktus, tai jis vieną dieną pasibels pas jūs į duris ir pasiūlys peilių nusipirkti. Tokių vadybininkų mums nereikia. Vidutiniškų. Geras vadybininkas aukštąją prasme. Vat sakau, aš gal tik tiek galėčiau jums atsakydamas, kad ir mokykloje gal tos savęs vadybos visai nekenktų pasimokyti ir, blogai aš pasakysiu, ir mokytojams. Man teko dirbti tą socialinių disciplinų bloką įdiegiant Latvijoje. Su kuo aš susidūriau?
Latviai dirba šeštadieniais ir sekmadieniais. Su kuo aš susiduriu dirbdamas su lietuvių mokytojais, penktadienį 12 valandą jie sako, paskutinis autobusas išvažiuoja. Apie šeštadienį ir sekmadienį nėra kalbos, apie vasaros universitetus, kurie yra ten irgi populiarūs ir kur jie labai aiškiai suvokia šitą idėją, kad reikia į save investuoti. Aš nesu jokia vertybė, aš galvoju, taip gali galvoti turbūt tik tai merginos, kad jos yra savaiminės vertybės ir jeigu vaikščios prospektu, vis tiek jas pastebės kokią nors televiziją. Tai aš manau, kad aš tokia vertybė nesu ir turiu į save investuoti visokiausiais būdais, kad tos vadybos, techninės vadybos, dokumentacijos per daug, tai aš su tuo turbūt sutikčiau, nes kiekvienas, kas susiduria su projektais, žino, kas tai yra, bet tuo pat metu žino, kaip svarbu tos vadybos yra šiek tiek mokytis. Tai aišku, kad jeigu jums lieka vis mažiau ir mažiau laiko savęs ir mokinių vadybai, o daiktų vadyba jums užkrauna, žinoma, kad tai nėra gerai. Europoje, žinot, tos kartais funkcijos būna labai ryškiai atskirtos. Mokytojas tik moko, nieko kito jis nedaro, jokios užklasinės veiklos, jokios popamokinės veiklos, jokios vadybos, jokių popierių. Bet čia yra kitose šalise. Tai būtų gerai. Klausimas geras. Nežinau, sakau, ar aš pajėgus jums jį atsakyti. Būčiau švietimo ministras, aš taip pat jums atsakyčiau. Ačiū, Liutaurai.